Sveikos, mielosios užduočių maratono dalyvės. Štai mes jau esame 6 dienoje. Ir šios dienos pavadinimas – poilsis be kaltės. Tema – poilsio kultūra ir leidimas savo ilsėtis. Jau kalbėjome, kad yra toks posakis – pailsėsi, kai numirsi. Šito mes tikrai nenorime. Ir vienas labai svarbių psichologinių poreikių, ne kaprizas, ne užgaida, yra poilsio ir pramogų poreikis. Taigi, dirbti mes mokame, bet kokybiškai dirbti gali tik tas žmogus, kuris moka kokybiškai ir reguliariai ilsėtis. Taigi, dėmesio užduotis. Labai gerai pagalvokite, neskubėkite ir užsirašykite 3 sau tinkamus būdus ilsėtis. Tokius būdus, kurie yra tik jums priimtini, ar ne? Mes tikrai visos skirtingos. Mes labai ilsimės įvairiai. Mes galime išbandyti daug būdų, kurie tinka kitiems, bet netinka mums. Labai svarbu tai suprasti. Labai svarbu tai, galbūt ir sužinoti, ar ne? Mes galim ir nežinoti. Išsirinkite tuos 3 tinkamus jums. Jeigu nežinote, teks bandyti. Bet kadangi užduotis jau jums dabar pateikta, tai pamėginkite tiesiog suprasti, kokiu būdu geriausiai jaučiatės pailsėjusi ir tuos būdus užsirašykite, kad galėtumėte juos planuoti ir taikyti savo gyvenime. Tai antras žingsnis yra planavimas. Poilsį kaip ir darbą būtina planuoti. Yra toks vienas variantas, ar ne, mano toks pasiūlymas, mano tokia idėja, turėti 1 dieną atostogų vieną per savaitę. Ta reikia būtinai planuoti. Aš netgi patarčiau, neskaičiuoti savaitgalio, bet taip gali būti, ta diena gali būti ir savaitgalio diena. Nes tikrai žinau ir iš savo patirties, ir iš savo terapinės praktikos, kad ypač moteris savaitgalyje kartais būna dar daugiau reikalų, darbų ir apie poilsį ten net nėra ką galvoti. Todėl planuokite savo poilsį taip pat atsakingai kaip ir darbą. Tikslas – mokytis ilsėtis sąmoningai ir su pagarba sau. Dar vienas žingsnis, ar ne? Galite pradėti jau šiandien, nes turėsite šiandien ir rytoj, ar ne, užduoties atlikimui, nuo tokio labai mažo pasipraktikavimo ilsėtis kiekvieną dieną, ar ne, dienos metu. Skirkite 30, 40, 60 minučių poilsiui, tikram poilsiui, be telefono, be darbo ir be kaltės. Tai gali būti miegas, gali būti knyga, vonia, pasivaikščiojimas, bet kas. Lėtas pabuvimas, taip, ką jau truputėlį mokėmės. Aprašykite, kaip jums sekėsi, kaip jautėtės, kokius jautėtės sunkumus ar ne ir kas puikiai sekėsi. Planuokime poilsį ir atraskime savo būtent tą poilsio ritmą. Tai gali būti, kaip jau minėjau, 1 diena per savaitę, atostogų diena, kur mes jaučiam tarsi atostogaujam. Tai gali būti keli pusdieniai per savaitę. Tai gali būti kelios valandos per dieną. Galbūt ne tos valandos susidaro, pavyzdžiui, iš 15 minučių, ar ne? Kad duoti savo organizmui, savo psichikai atsistatyti. Ieškokit savo ritmą, ieškokit savo poilsio formų, savo asmeninių poilsio formų.
ir jas praneškite savo aplinkai. Linkiu entuziazmo, atkaklumo, išminties atliekant šią užduotį ir primenu, kad jūsų laukia loterija, kurioje galima laimėti šią knygą, bet tam reikia atsiųsti visų užduočių mažus aprašymus, 5-10 sakinių, tokį reziumė, kaip jums sekėsi, kas nesisekė, kokie kilo klausimai, būtent atliekant visas užduočių maratono užduotis. Iki maratono pabaigos dar turite laiko, nors tai jau prieš paskutinę užduotis, kaip greitai praėjo viskas, ar ne? Ir primenu, kad kadangi organizuoju patyriminės psichoterapinės moterų stovyklas Prancūzijos salose, artimiausių stovyklų pasiūlymai Martinikoje lapkričio gale ir sausio mėnesį 2 pamainos Gvadelupės saloje jums nuolaida 200 eurų. Toms, kurios dalyvauja, atlieka užduotis ir man jas atsiunčia. Pasidomėkite, viskas yra po šiuo video. Iki sekančios ir jau paskutinės maratono užduoties.